Sveiki, pademonstruosiu, kaip reikia atlikti pratimą, vertikalų svorio traukimą arba kitaip tariant mirties trauką. Tai svarbiausias akcentas yra kojų padėtis, pėdos tvirtai įremtos į žemę, pėdos, keliai, klubai ir pečiai vienoj juostoj. Lenkiamės žemyn prie rankenų, kylam į viršų iškeldami svorį. Leidžiantis žemyn, įkvepiam, kylam į viršų, iškvepiam. Jeigu kojas laikome ištiestas, daugiau dirba dvigalvis šlaunies raumuo. Jeigu kojas per kelius laikome sulenktus, daugiau dirba nugaros raumuo. Šio pratimo variacijų yra 3, priklausomai nuo rankenų ir rankų padėties. Svarbu visada išlaikyti nugarą tiesią, pilvo presą įtemptą, jokių rietimų nugaros negali būti. Tai pratimo metu dirba šlaunies, blauzdos, sėdmens raumenys, taip pat nugaros raumenys ir dilbiai. Norint pasididinti arba pasimažinti svorį, galime jį pasikoreguoti iš viršaus, perkeliant svorį į apačią. Jį didinam, perkeliant svorį iš apačios į viršų, svorį mažinam. Tai būtų tiek.